Sveiki visi! Ką, pirmoji treniruotė. Labai aštri saulė, tai be akinių niekaip. Su Mantu nusipirkė va ir aš, ir Mantas vienodus tokius. Balalaiką man išdavė. Gražią. Ir pirmas sekinas, iš vieno išgrįžiau. Aš su tavim visas nebendrauju. Paskui susipyko su manim. Ieškom tinkamo gylio. Treniruojas ukrainiečiai. Ten va toliau smagu, su mašinu atvažiavę. Tiesiai ant leduko. Ledas geras. Dar neatsigaunu po pirmos skylės. Dabar mane filmuosi, kaip aš jūsų skylę. Sakai, juk susipykę nefilmuosi. Žiūrėkit pyktą. Bailiai. Mindė, nori arklio pieno? Ne. Duokit man. Nu, chebryte, kumiso įvarom. Jei triesim, tai triesim. Penkiu. Jau susitaikėm. Kągi, chebrytė, pirmas įspūdis bus koks čia storio ledas. Per kiek laiko galima išgręžti Mongolijos storį. Kiek buvo Kazakstane? 1,10 m? 20 buvo. 1,20 m. Turiu pasišokėti. Kaip įsilinkai žvedžius? Palauk, apačios. Kas peilis keitė. Iki geltono beveik varys. Dar reikėjo giliau. Dar reikėjo? Biškai iki geltono. Nes po to sunkiai eina. Geras. Šachtą. Aš greičiausias. Bet ne minutė. Ne, čia greičiau. Aš negaliu su tais influenceriais. Oi, tokia jau tavo dalė. Liftas. Žodžiu, nuėjom siekliai. Matot, kiek turėmimų darau meškerėlės. Nuėjom siekliai, nieko gero. Siekliai tai čia 9 metrai. Atėjom giliau ant 11,5 metro, iš karto tokios kojytės, susišėrėm, greit nebuvo. Apie 10 minučių gerų praėjo. Iš viršaus dašėrėm. Tokiom nemažom startiniam galkiam. Aviža 4,5 valas 13. Ir atsirišo žuvytė. Čia negiliai tai buvo 9 metrai. Jo, negiliai tai buvo 9 metrai. Kiek čia gilio? Pas mane 11,5. Ir čia žuvis? Liftų stovi. Iš viršaus galkiam dašėrėm su Mariuku po 2 galkės. Tokias didelės rūrinom padrėt. Ir stojo piestų. Dabar jaučias, kad yra žuvies, net nebesileidžia. 4,5 aviža net, dugno neras. 3 žuvis. Žiūrėkit, aš jums pademonstruoju. Dabar jaudinas atėjot, jūs visi pramatė. Trukdo pasaulio čempionam čia. Ei, mažytė labai. Ir vėl mažai perimamų padariau. Čia kažkas bus mailis. Ką čia tokia maža? Angyvos. Turit ką žarlicą, statom šitą? Neturi. O kiek čia gilio? 11,5. Tai mano tai čia gilio yra geriau, ten 10, 9, 10. O kiek pas tave, Mariuk? Mariuk, yra atsiliepimas. Mes pasidarėm dar toliau ant 12 metrų. O realis tai kažkokia fantastika, chebra, nežinau, modėjai labai oras patinka, jis komentarą pasakys. Tai net nėra ką komentuoti, kada mes Hebra Lietuvoje matėm tokią saulę. Turbūt kokie 5 metai nematė tokio grožio. Modė, tu geriau prisimink kokius laikus, kada tu tokį ledą Lietuvoje matėjai. Nemačiau. Nu va, nekrenta. Geresnė bus. Oi, geresnė. Neteik čia su tokiu Deivis valu. visada meluoja, pasigeresnė bus tokia pati arba mažesnė. Dar mažesnė už praeitą, bet... Normaliai. Neik, Mariuk, gal valas jau. Pagaliau, kada aš gaudžiau tokias žuvies, girdi Čiūdą. chebra? Kada aš gaudžiau čiūdę su vienu. Čiūdą. Tik čiūdas arčiau negu Ir gavo Mongolija. išlindus į uodegą. Tavo ranka Dabar maža. ir pakaifuosim. Tai jo, Dabar eisim parodyt. Deividas gavo graštą, nors mes su jo nieks nenorėjom, todėl kad jis yra žvyrintas. Jo, nieks neįmė, Nieks neįmėm, galvom, kad čia
mums specialiai kažkokį labai blogą davė, bet Deividas sako, gerai. O iš tiesų tai sako, geriausiai iš visų. Nes mes nieks nenorėjom, jisai suvyrintas, ten negražiai, taip nešlifuotas siūlės nieks. O gražią, va, be ištraukimo, kiek supratau, Deivis, va. Op, vienu grįžimu. Pusę minutės. Marius, mūsų treneris, pirmas rado geriausią lunkę, bet jau dabar visi čia daugiau mažiau skerdžiam. Iš tiesų, pradžioje atsistojom taip grubiai nuo 8 iki 9,5 metro gylio. Pirma treniruotė, čia nėra dar ko norėti. Pabandėm ten, iš tiesų gręžėm nieko gero. Iš viso, galima sakyti, nieko gero. Tai nebuvo ten porą ešerių gražesnių ir viskas. Atėjom į gylį grubiai jau nuo 10 ir iki maždaug 12, taip kas ant 10,5, kas ant 12, bet čia žuvis jau stovi. Štai, kaip tik va treneris iššovė lampatį gražų, ešeriai iš tiesų gražus, yra ir mažų. Yra ir mažiukų, bet jeigu prašauna ir neblogų tokių, jau yra ten ir vos net paskulinių porą. Tai vat, bandom, čia pirma diena, adaptuotis orui, sauliai, tai akinius kas pamirštam, tai dar ką nors pirma diena tokia dar. Susilyguot, ką pamirštam, ko dar reikia, ko gal reiks pagalvot. Vien keliavos rado gydai. Jo, iš tiesų kelias važiavimo. Dabar suprantam, kodėl mums nedavė nuomai mašinas, nes iš tiesų mūsų išleistų, tai mes čia kokias 2 savaitės tik ieškotume ežerą. Čia kelio realiai 20 km, čia kelio nebuvo. Čia jie važiuoja savo pramintais takais, išpūsto naujus pravindo jie čia kažkur. Nežinau, kaip jie čia varinėja. Tikrai buldozeriai čia nevalo. Geriausiu atveju tai tie jų visokie gyvuliai išmindžioja. Tai va, žuvis tikrai gražios. Ir jau kai atrandi gylį ir iš tiesų jų daug yra. Dabar reikia atsidirbti šerimais, dašerimais, nes iš tiesų kol kas čia tik pirmi pastebėjimai, tik biškai nedašerk. Ir ta žuvis kažkodėl nustoja kipt, toks jausmas, kad pabėga, nors tik įmeti pašariuko, nors kažkiek vėl atsiranda. Čia Artūros skirba, truputį pagaudęs. Kitas influenceris traukia modę. Dabar jau kai atėjom į tinkamą gylį, ešeriukas. Prieš tai va Marius ką tik pagavo gerą ešerį. Nu, modė mažesnis, jam ir mažesnis ešerys. Marius didesnis, jam ir ešerys didesnis. Tegul gyvena. Vat. Jau kai atėjom į gylį maždaug jau kur ta žuvis laikosi, kol bent jau šiandien jinai laikosi čia. Mes per vieną dieną dar tikrai visko nežinom, gal jinai ir ant mažesnio gylio tik reikia rasti arba atrinkti pašarą, bet mažesnio gylio neradom. Kol kas gaudom ant iš tiesų didelio gylio, 10, 11, 12 metrų. Deivis buvo užsikūręs, bet kažkokia ateinu su kamera, jis gal jaudinas, aš nežinau, nebepagauna. 11,5 pas mane. Tas pačius 2 ešeriukus čia kankina. Niekai, va aš vieną žuvytę šeri, vieną žuvytę numėrą pas mane. Aš jau prašau Rolfo leisk persigręžti. Paėmiau dabar specialiai 0,08 ir 3 mm. Nesąmonė, 11 metrų. Tai grubiai skandina kiek? O, ilgai. Šiaip galima būtų pafilmuoti, bet čia iš tiesų atsibuvo žiūrėti, nes iš tiesų ten jau paskutiniai 2 metrai tai yra grūdimas, ten jau... Bet žuvytė, matot kokie dydžiai. Bet jo, žuvis gražios, bet taip atrodo, 8 metrai nėra kažkodėl bent jau šiam momentui žuvies, 10-12 yra. Bet irgi, žiūrėk, nelygiai, ne? Pas vienur plėmas yra, kad neskęsta, o čia va, kur pirmas radau, šert bandau ir neišėjo. Nu, bet geriau negu nuo 8 metrų buvo. Ne, čia jau maždaug visi pasigauna, kas daugiau, kas mažiau, aišku, yra pas kuriuos ir biškį takoja, atrodo, va, ten leonas, ten eisim iki jo, pasišiaip stambesnių daugiau.
Nors jo gylis, man atrodo, ten biškai mažesnis negu čia, bet Pažiūrėk, kaip leidžia. 3 mm, ne? tai va čia, Kosmosas. Neina, net stumt reikia. čia stumia tą avižą ir iš tiesų dar pusę gylio, tik tai pradžiai vis tiek skęsta greičiau, o toliau sunkin, Nuo slėgio. slėgis jau daro savo ir dar realiai liko kokie 3 metrai su biškiu suleisti. Čia gaunasi turbūt Kokią virš minutę virš viršus minutės, leidžia, tai čia- kad paskendim. Duok dievę, nereiktų stumtų mažų avižų, nesakė, kai pasikeičia gylis, kai pasikeičia oras, žuvis atsijungia ir didelės avižos nenori. Ir sakė, tada gaudom ir 2,8 ir 3 mm. O paskutinis liko metras ir čia jau jisai Stop. jau vos eina. Jau vos, čia jau. Nes sargelio, žiūrėk, neužlėkė kaip lietai. Na, einam dar prie kitų ant greičio prasifilmuosim. Kitas mūsų sportininkas Marijus Eigirdas. Sakau, jau kai radom gylį, tai visi gaudo. Daugiau, mažiau, bet panašiai. Pas kai kurios gal biškis stambesnės. Čia dar kol kas nesuprasiu iš pirmos treniruotės, kodėl kažkur stambesnė. Plienai tie stambesni. Čia irgi va Marijaus Eigirdo. Matau, jau irgi gražų lampačių turi įvertęs Marijus. O, koks ešerys. Gražuolis. Kupris. Čia ešerių, didelių ešerių daugiau turbūt pagauta negu mažiukų. Nes avižos pakankamai nemažos pas daugelį. Tas mažiukus sunkoka ir pasikirst. Einam dar va, nueisim iki Arūno ir Leoną. Šiaip pas Leoną ten baisulinė yra eketė. Jeigu tik nuleidus iš karto nekimba, tai sako, jau apstoja. Gali būt, kad ir apstoja, nes iš tiesų su ten iš tos eketės jau neblogai primušęs. Leono krūvelė ir porą lampačių, kurie žus neturi. Jisai mažų negauda žuvų. Mažų Lietuvoje atsigaudžiau, ką man jau reikia. Tai va, Leonas prieš tai buvau prieėjęs, įleido, iš karto kabo, sako, čia jau apstoja. Pasisakė, turi avižėlį tik per ledą, kritus jau kabėt žuvis. Na dabar tai tikrai sakys, kad nebekimba jau, viskas, išgazdau kamerą, čia tokias bangas blogas kleidžia. Gerai, einam dar iki Arūno, pasižiūrėsim. Čia va, Arūnas ką tik perėjo iš savo vienos eketės, čia jie su kelias eketės ir tokios darbinės pasidaręs, bando, kombinuoja su dešerimais, taip toliau, čia tokia pirma diena, ta apžvalginė, iš viso mes, sakau, pašarai tokie padaryti, kad tik tai pasidaryti, kad kažką turėtume. Ir Arūnas turi lampačių gražių, atsigavęs porą. Sakė, vakarienį reikia pagaut, nu. Sakėm, jo, lampačius, tai sakėm, kepsim. Tai yra, mums turėtų iškepnis, nes ten viešbutikį mum gamina, patys neturim kur gamintis. Tam padaro, tai gal, sakėm, padarys. Kojas atiduosim Šūnim. virėjom, jeigu neišvarys, gal jo čia taimėnis valgo, sakys, ką jūs čia tam kojomus. Apnuodyt norit gal. Gal taimėnių uodegos vertosi pas jos šaldytuvuose, nežinosiu. Tai va, čia Arūno kelias. Visi dabar bando pažiūrėti dešerimus, taip toliau, bet sakau, čia kol kas, čia net ir pašaras. Tikrai mes su juo nemanau, kad gaudysim per varžybas. Čia tokį ant greičio, be streso pasimarmalavom. Dabar daugiau gal aktualu pažiūrėti avižėlės, kaip skęsta, nes Deividas tam pasibandė
maža, bet tai kas iš to, kad ten 1,5 minutės skandint. Nu, aišku, visko gali reikėti čia. Jeigu orai apsivers, išsijungs žuvis, gali tekti ir tas 3 mm skandinti ir nieko nepadarysi, kad tik tą žuvį pagauti. Skandinti 3 be šansų. Arūnas va. Tai va, dabar Deivis gaudo. Su 3 mm? 3 mm Kiek bandą laiko stovi apie minutę 15. Kiek nuleidžia kimba? Nelabai, dar Nelabai? ne kosmosas, žinai. Ne kosmosas, va, Arūnas ištraukė koją, bet čia sakė vietiniai, kad kai gali, jeigu kokie vėjai, šaltukas ar dar kažkas padidėt, būna žuvis išsijungia ir sako, reikia tos 3 mm irgi skandinti. O tai grubiai užtrunka Tipo nespjauti 3 mm? Jo, dėl to Deivis dabar bandosi pasižiūrėti grubiai iki 1,5 minutės skandinimas. Prie vėjo didesnio tai tikrai 1,5 minutės skandins, čia dabar vėjo neturim, tai dar vėjas ten ir tą valą temps. Tai čia dar visko gali būti. Oi, tu gražuolė. Kur tu čia valiuojasi, Matailiaus? Nu, ateik. Ateik, draugelį. Tai va, baigęs pirmą treniruotę, gaila neturiu šuniukui maisto, bet jį atvešim čia vietinių tokie va dideli šuvis, didelės avis, ne? Gražuolis. Tai va, gaila, mūsų ugniukas serga, vienas komandos narys atkrito, su temperatūra yra aukšta, tai duok dieve ne virusiukas, kad kiti neapsikrėstų, o jeigu apsikrėstų, tai duok dieve, kad kuo greičiau, kad dar spėtų prasirgti iki čempionato. Nes atsibels į kitą pasaulio kraštą ir susirgt ant grajaus būtų tragedija. O baigiam pirmą treniruotę. Kažkam sunkiau, kažkam labai gerai, žuvis įspūdinga, kaip ir tikėjomės. Tai viskas gerai. Šiandien eisim pasiryžti, aš iš vis nebuvau nieko ryšęsis. Tai šiandien grįšim, bus geras vakaras. Daug darbų. Tai tvarkom grąžtus, dedamės. Likom iš 3 mašinų tik su viena. Kelionė buvo labai įdomi, aš nefilmavau kelionės, tai Arūnas Kosko yra toks YouTube kanalas. Va. Taikom? Susitaikėmės jau treniruotės gal. Tai pamatysit pas jį kitokių vaizdų, viena bus iš mano kameros, kiti iš jo kameros. Tai žodžiu, pirmą treniruotę baigęs, treniruotė žuvinga, netoli ukrainiečiai irgi smagiai gaudė. Tai dabar liko dirbti su pašarai, su padavimu, su pateikimu ir visais kitais niuansais, dasivesta įrankį ir nieko naujo, kai sakant, normali rutina. Tai va, hebrytė, antra dalis baigėsi iš treniruočių. Nu, šuniuk, pasakyk lietuviam. Ai, tu koks gražuolis. Всё, hebra, davai.